Aleliuja, Dieve. Palies kiekvieną širdį, Dieve. Apkabink, priglaust, Tėvelį. Tu tai ir darai, tu tik lauki, kad mes leistume tau tai padaryti. Ačiū už to laisvą valią, kad tu gerbėjai mūsų pasirinkimus. Tu atidavai visą save, bet mūsų dalis pasirinkti, mūsų dalis atverti širdį ir patikėti. Įeiti tavo meilę ir pasilikti joje. Ačiū už tą privilegiją, Dieve. Ir šventoji dvasia, tu esi mūsų pagalbininkė. Tu mokai mus įeiti ir pasilikti. Tu įvedi mus į visą tiesą šviesą. Mes atsiduodam tau, šventoji dvasia. Vakar mes su jumis truputį prisilietė mane prie tos meilės. Kad Korintiečiams 1:13-4:8 ta meilė kantri maloninga, tai yra Tėvo meilė. Ir kad tu ir aš sukurti, kad eitum ir užsipiltom kūro mūsų sielai būtent tos meilės. Nes tu ir aš sukurti gyventi meilėje. Už tai buvo sumokėta brangia kaina, tam, kad sugrąžinti mus prie meilės, prie to šaltinio. Kad viską, ką bedarytum, darytum tarsi jam. O tai reiškia su širdimi. Ir kaip tai padaryti praktiškai, vakar mes kalbėjom apie tai. Ir Jėzus sako, kaip mane Tėvas pamilo, taip ir aš jūs pamilau. Pasilik mano meilė. Pasilik, dukra sūnų, mano meilė. O kaip pasilikti toj meilė? Ir tos emocijos skirtingos. Ir Dieve atrodo, kaip aš žinau, iš tavo pusės, tai aš esu panardinta į tave. Bet va ta laisva valia, mano širdis, jinai kas rytą, kas vakarą, tu stabteli ir pažvelgi į jį. Nes Jėzus sako, žiūrėk į mane. Kiekvienoje situacijoje tau yra iššūkis padaryti realybę tai, ką tu manai. Bet Dievas sako, kad šitas regimas pasaulis jis laikinas, jis netikras, jis praeis. Bet tikras pasaulis yra dvasinis, yra jo žodis. Nes viskas, kas atsirado būtent iš jo žodžio, iš dvasinio pasaulio. Tai. Ir mylėk, ar girdėjot tokią rašto eilutę? Mylėk savo artimą, kaip save patį. Juk visas įstatymas išsipildo viename žodyje. Meilės žodyje. Mylėk savo artimą. Vakar mes truputį kalbėjom. Tai kaip tą artimą mylėti? Bet parašyta kaip save patį. Tai reiškia, jeigu aš save pačią nemyliu, tai aš negaliu mylėti artimą. Man neišeina. Nes čia Dievas kalba apie meilę, būtent jo meilę, jo šaltinio, būtent tą meilę. Ir save pamilti, ir artimą pamilti. Čia gal, kad elgtis su artimu, taip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Jo, šitas labai padeda. Net pas mano vaikus mokykloje, daryk tam tai, ką nori, kad tau darytų. Bet būna kaip ir Paulius sako, kad norėti aš noriu gero, bet man pavyksta kažkaip suklūpti ir nepavyksta tai padaryti. Tai reiškia, kad mano pajėgumas jame. O tie, kurie šiandien prisijungėte, tai kas įvyko ant kryžiaus? Ant kryžiaus įvyko atstatymas žmogaus. Todėl, kad jis nusisuko, jis pats save Dievu padarė ir aš viską galiu, bet Tėvas mato būtent, kas vyksta su jo kūrinį. Ir jam širdis skauda dėl to, kad kūrinys eina į pražūtį.
Tai tokia kaina buvo už tave ir mane sumokėta, kad sugrąžinti mus prie tėvo širdies, kad mes gertume tą meilę ir valgytum tą tikrą duoną, jo žodį. Tai yra maistas mūsų sielai. Ir kas yra Dievas? Tai yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir tas santykis tarp jų meilės, ištikimybės, vienybės, tai ir yra Dievas. Dievas asocijuojasi su santykiu. Ir jam reikia asmeninio ryšio, kai aš tyliai net mintimis galiu kalbėti su juo savo viduje, savo širdį. Nes jis arčiau mano kvėpavimo, jis asmo, jis tėvas. Ir jūs, jeigu patyrėte tėvystę, motinystę, vaikui reikia bendravimo. Tu gali duoti visko dalyko ir pliusiuką savo parašyti čia. Bet jam reikia ryšio. Yra ryšys. Mes kūrėme santykius, mes statome tiltus vienas su kitu. Bet mes galim statyti sienas. Ir tai yra kūrėmi neuroniniai ryšiai. Viskas praeis, bet šitie tiltai liks. Raginu jūs, nežinau, jūsų pažinimo. Daug bažnyčių aš pati praėjau ir visur buvo tam tikras mokymas, bet gyvenimas asmeninis ir būsena nesikeitė. Ir jeigu mes norim įeiti naują, tai kai mes kažką einam, klausom, tiesiog, kaip pavyksta atverti širdį ir tas naujas frazes apie Dievą padėti ant lentynos, neužbraukti vidų, nes nuo to priklauso, ką jūs įsinešit iš to. Aš dalinuosi beveik 40 metų patirtimi tos kelionės ir aš suprantu, kad aš turiu skirti laiką apmąstymui, jo žodžio apmąstymui, nes mintis yra gyvos. Jeigu jūs atidarot kažkokį failą kompiuterį, arba tą, ir jūs ten ilgai būnat, ir jis aktyvuojasi, jis tampa, svorio turi. Taip pat ir čia yra situacija, yra ankstesnis supratimas, kaip viskas vyksta, požiūris į save, į artimą, į Dievą. Bet Dievas sako, atnaujink savo supuvusį mąstymą. Jis nori mums sugrąžinti taip, kaip pačioj pradžioj jis mus sukūrė. O mesgi jo vaikai. Tai dabar buvom našlaičiais, ten išmokom visko ir Jėzus sugrąžino mus. Ir jis kviečia prie žodžio, nes Jėzus atėjo, kad parodyti, kokia širdis tėvo. Sako, taip kaip tu mane myli, aš irgi pamilau jūs. Ir tegul, ta prasme, kad Dieve išsaugok, tėvą prašo išsaugok jos. Tai jam labai svarbu, bet ta meilės priėmimas, jis priklauso nuo mūsų mąstymo. Taip kaip mes reaguojam į viską. Ir jūsų būsena priklauso nuo to, ką jūs apmąstot. Nes nuolat, kai vakar kalbėjau, siela mūsų mąsto. Tai ta meilė. Tai vis tiek viskas prasideda. Taip, tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia, tai visa Dievo pilnatvė mūsų viduje. Su jais viskas tvarkoj, bet dabar, kaip jūs suprantat tą meilę savo? Pasidalinkit, kaip jūs dabar praktikuojat. Kaip pamilti save? Ar tai būna, kad Dieve, padėk man, Dieve padaryk. Kiek meldžiausi, Dievas nepadarė, nepakeitė. Tai ar tai tik nuo Dievo priklauso, ar jis visko neatliko ant kryžiaus, pasakyta atlikta? Ne? Jis negali padaryti to, ką jau padarė, jis negali padaryti to, ką mums reikia padaryti. Nes ta valia laisva, aš skaitant žodį, aš sakau, Dieve, aš atveriu širdį, aš nusprendžiu tikėti. Tada tai įeina, ne? Nes sakau, galiu atmintinai išmokti Dievo žodį, bet atverti širdį ir kurti santykį su žodžiu. Kad mano širdis sukibtų su Dievo žodžiu, kaip žemė sukimba su sėkla, ką jūs besėtum. Jeigu jinai nesukimba,
tas šaknynas neįsivysto ir jinai negeria, nemaitinasi ir neduoda vaisių. O mes prilyginti prie medžio, kuris pasodintas, ane? Kad gertų tas nuolat medis, kad vaisių tikslas vaisių atnešti. Ir Dievas sako, jūs man malonus kvapsnis, kad jis užuodžia tą meilės aromatą. Ir mes irgi, ko tolyn užuosim labiau tą meilės aromatą. Nuo savęs, nuo to, kiek aš priimu Dievo meilės papildymą, nes man jo reikia. Tai pasidalinkit, kaip tą meilę savo. Kaip jūs ją suprantate. Atėjau, viską išsakiau, pašlovindau, prisipildžiau. Ar kažkaip kitaip dar galima? Variantai. Paprastai. Aš tik dar kitaip galvoju, kad priimi Dievo meilę ir tai reiškia, kad sutinki su to, kaip jisai pasako, kad tu esi mylimas, tu priimtas, tau atleisti, aš sutinku su tuo ir tas mane verčia jaustis laisvu. Verčia jaustis, reiškia, tu girdi jo žodžius ar skaitai, tu apmastai, tu sutinki, tavo laisva valia, sutinku, atveriu širdį ir tada tai gali lietis į tave. Tu gali valgyti tai ir tu pajauti būsenų skirtumą. Ir tu tiesiog žinai, kad ne nuo tavo poelgių priklauso ir tu jautiesi bet kuriuo atveju priimtas. Taip. Man, pavyzdžiui, būti priimtu, tai lygų meilė. Lygų jaustis, kad aš priimu meilę. Tai man labai dėl to svarbu yra, kad aš suvokčiau ir kai suvokiau tą dalyką, santykiai su Dievu tiesiog pasikeitė. Ir mano pačio savijauta pasikeitė, dėl to tiesiog aš pradėjau tiesiog gyventi. Gyventi. Nes tas gyvenimas būtent yra meilė. Ir tokį dalyką Dievas įpūtė gyvybę žmogų. Taip, saulė šviečia teisiajam ir neteisiajam. Ta gyvybę aš galiu panaudoti, laimėti visą pasaulį. Bet aš galiu neprijungti širdies, pripildytos jo meilę. Ir Dievas vadina tai mirtimi. Gyvenimas be dieviškos meilės savo viduje, tai yra mirtis. Aš viską galiu, bet tame širdies nėra. Bet gyvenimas, pripildytas jo meilę, vedamas jo keliu, tai yra tikras gyvenimas. Jeigu aš esu priimtas, aš jaučiu, kad aš gyvenu, nes tai yra įdėta į mus. Bet, sako, prakeiktas tas, kuris pasitikė žmogumi. Čia yra toks vienas kampas, nes Dievas mums davė draugystės, Dievas davė mums šeimas ir ten mes augam pasitikėjime, mes stebim žmonės, mes darbe irgi kūrėm kažkokį bendrą ir mes žiūrim, ar aš galiu pasitikėti, ar mūsų susitarimas vykdomas yra, ne? Tai ačiū Dievui už tą sandorą, kad tėvas ir sūnus susitarė būti ištikimi ir įvedė mus. Ir mes tik tai įeinam į visą tą jų santykį. Įeinam kaip? Per pasimatymą su jo žodžiu, sutikimą, aš leidžiu tau mylėti mane, aš dėkoju, kad aš esu priimtas ir tada tos mintys, jos gyvos, jos pradeda įsišaknyti jo širdį. Jam labai svarbu, kad mes įsišaknytum. Kas kartą, kai apmastom, kai skaitom, kai klausom, priėmum. Vakar priėmėm, bet šiandien man reikia. Ir kai aš priėmu, šaknynas auga. Ir tada aš įsitvirtinu. Ir tai duoda man stabilumą. Būtent tai duoda ramybę audroje, bet kurioj situacijai. Kai audra ateina baimės. Meilėje nėra baimės. Nes tobula meilė išveja baimę.
baimė yra kančia. Ir kas bijo, tas nėra tobulas meilė, bet vertimas kitas gali būti, tas nėra įsišaknyjęs tobuloj Dievo meilėj, ane? Nes kai audra, jeigu mano augalą paguldė, reiškia, jo šaknynas yra silpnas. Bet tas, kuris tvirtas, tai jis atlaikys bet kokią audrą. Tai taip pat, va, tie visi palyginimai, jie tinka su tuo, su mano santykių kūrimu su juo. Ir aš valgau gyvybės duoną, jo žodį. Ir aš priimu meilę. Aš leidžiu, Dieve, aš leidžiu tau šiandien mane mylėti. Ta meilė gali pasireikšti per kažkokį žmogų visai svetimą. Per tai, kad net tu vaikštai parke, tylu ramu, tu su juo kalbėsi ir vėjukas tave apsuko. Tai yra jo pabučiavimas. Paukštis tavo atėjo, nutupė kažkur. Viskas yra jo meilė. Jis nemoka kitaip pasakyti, kaip mokina mūsų širdį atverti ir visame kame pamatyti jį. Tai va, gyvenimas su jo meilė yra tikras gyvenimas. Bet be širdies aš galiu daug kitų dalykų. Aš galiu viską dabar papasakoti, išdėstyti savo žinias, bet, atmintinai išmokti, bet neprijungti širdies. Ir tai bus lengva. Nes mes, kai kalbam žodžius, žodžiai, jie turi svorį arba neturi svorį. Daugelį tu girdi saldžius žodžius, bet viduj tau yra negera širdį. O mūsų širdis visų pirma skanuoja tų minčių vibraciją. Ta būsena, kurioje yra kitas žmogus. Ačiū Dievui, kad mes unikaliai esam taip sukurti. Taip. Ir kad mes įsišaknytume, mums reikia tos kelionės, mokinystės. Aš jau 1,5 metų vedu proto atnaujinimo studijas. O ką Edita dabar irgi pristato, Edita ir Martinas veda. Ir aš matau pasikeitimą tų žmonių, kurie net iš katalikinių tų denominacijų ateina. Ir aš raginu, kai girdit jūs tiesą, kaip reaguoja jūsų širdis. Kalbėkit, nes viduj yra jau užprogramuoti tam tikri požiūrį jūsų. Per tos bažnyčias ar mokymus, kur jūs ėjot. Ir Dievas nori iškelti paviršių visą tai. Nebijokim jam, kai vakar girdėjom Vladimir Cis sako, būk atviras su Dievu, ane? Pasakyk. Nes, Dieve, tu sakai atleisk ir tau bus atleista. Dieve, jau 200 kartų atleidžiu dėl to paties. Aš net nenoriu atleisti. Tu man, Dieve, norą įdėk atleisti. Labai nuoširdžiai. Nes negali vaidinti, tu prieš Dievą nepavaidinsi. Tai yra laikas. Yra laikas, kada mūsų širdis, jinai pasveiksta. Mums dar skauda, bet kas kartą, kai aš vėl pamatau tą žmogų, ar jis vėl taip pat padaro, Dieve, tai ne mano jėgomis. Aš tariu žodį, aš atleidžiu, aš paleidžiu, tam, kad aš pasilikčiau tavo meilį. Tikslas toks, kad tu būtum ne kitur, o jo meilėje. Ir tą būseną galima ją nuolat turėti. Taip ateina visos baimės, bet tu iškart ant kryžiaus. Jeigu tu žinai, kad tau duota valdžia, pavesti save Dievui galiu ir pasipriešinti piktajam. Nes iš jo žodis sako, atimta bet kokia valdžia. Reiškia, jeigu aš patikiu melu, patikiu baimę, tai aš atiduodu savo valdžią, atiduodu savo pajėgumą. Man yra skirta. Valdykite žemę, ane? Jis davė man pajėgumą kurti arba gyvenimą, arba mirti. Nes, ką aš sukursiu tokius vaisius, aš valgysiu. Kiek aš širdies įdėsiu kuriant santykius, darbe, šeimoj, tą vaisių aš ir skanausiu. O kai mes kažkokį vaisių paragaujam, tiesiog seilės, jos bėga, nes antiek skanu. Tie receptoriai mūsų liežuvė Dievas panardino ten
kiekvienoj mūsų dalis skirtingos, vienur rūgštingumą, kitur kartumą, saldumą. Tai unikalu, jeigu mes savo dalis pradėsim studijuoti, mes ten atrasim išmintį Dievo. Tai visur yra jo meilė. Tai reiškia, mes kūrėm santykius, statom tiltus, į tai yra tvirti neuroniniai ryšiai, kur viskas praeis, o jie liks. Tai yra mūsų lobis. Sukurti santykiai su savim, su Dievu, su artimu, tai yra mūsų atsakomybė prisipilti kūro savo sielai ir tada viską, ką darau, tarsi viešpačiui. Ane? Ir jis sako, aš esu kelias, gyvenimas ir tiesa. Ir aš nežinau kaip, man siūlo daug kelių, bet aš pakeliu žvilgsnį į jį. Jėzau, tavo žodis, sako, tu esi kelias. Ir aš pavedu tau visus savo kelius. Pavedu tau širdies apmąstymus, galvoje sprendimus. Čia yra keliai, nes mes darom kelius kažkokius. Kaip labirintą kūrom, ar pasirinkti tą, ar to keliu eiti, ar tokią strategiją sukurti. O Dievas sako, pavesk sūnau dukra man savo kelius, aš ištiesinsiu, aš pasakysiu tau, dėl tavo santykių su žmona, su vyru, aš pasakysiu tą kelią, kokiu keliu tau eiti, ne? Bet koks be būtų kelias, mano ir tavo atsakomybė būti jo meilėje. Nes jeigu aš būnu, aš pildau įsakymą, įsakau mylėti vienas kitą. Čia net įsakymas, ne? Bet jo įsakymai viskas yra meilėje. Aleliuja. Dabar dar noriu sugrįžti prie meilės savo, nes tai yra svarbu, iš to viskas yra. Dabar ar Dievas sukūrė tik tai dvasią mumise, ar jam rūpi tik mūsų dvasia, o siela ir kūnas? Irgi Dievo sukurti. Ir noriu paneigti, nes Biblijos koledže labai tokių atsakymų mes gaunam, nes kūniškas žmogus kūniškas, tai ir būna ta asociacija, kad niekina savo kūną. Bet Dievas ką sako apie mūsų kūną? Kad jūs esat mano šventykla. Jis po atlikto darbo ant kryžiaus įsikūnijo. Jo šventoji dvasia anksčiau jinai priartėdavo prie pranašų, nužengdavo ir jie kalbėdavo. Bet dabar tai yra mumise. Tai yra antspaudas. Šventoji dvasia užantspaudavo mūsų dvasią, tai kaip konservas. Ir joks nešvarus, ir joks neapipjaustytas ten neįeis. Su širdimi mūsų mes pakviesti į Dievo namus. Ten gelmėj, mūsų širdies gelmėj yra ta dvasia, kuria, kai mes sakėm, taip Jėzau, įeik į mano širdį. Šventoji dvasia užantspaudavo. Ten aš tokia ir tu toks kaip Kristus. Ten yra visa Dievo pilnatvė. Todėl man, jis sako, žiūrėk į mane, aš žiūriu į širdį, į savo dvasią, kurioj atlikta. Ir ten yra tikra mano tapatybė. Čia dvasia, toliau yra siela. Kai mes atgimstam, jinai pradeda keisti atspalvį. Kvapas pradeda kitoks. Palei tai, kaip aš atnaujinu ją. Mokinystė, proto atnaujinimo studijos, tai yra tai, kur aš galiu mokinuosi būti atvira, savo supratimą, pamesti ant kryžiaus ir sakau, taip Dieve, dabar aš atlaisvinu vietą, savo seną supuvusį mąstymą, aš metu ant kryžiaus, kur tu nukirtai visas šaknis ir Dieve, sieki mane. Ir siela po truputį pradeda atsinaujinti. Kiek jinai atsinaujina, jinai minkštėja ir jinai pradeda šaknis leisti į Dievo širdį. Jinai šaknyną įsileidžia į tos namus. Ir jeigu kažkas sako, ateik pas mane, ateik į tos namus, į tą širdies trobelę,
aš nuprausiu tave, aš atstatysiu, aš nušluostysiu tau ašarą. Ateik, tu nesukurtas būti vienas. Aš su tavim, nuolat su tavim, niekada tavęs nepaliksiu, neapleisiu. Mums reikia to tvirto užnugario, kad mes nesistengtume įtikti žmogui, net ir tavo žmona, tavo vyras, vis tiek negaliu pasitikėti iki galo, nes kiekvienas turi laisvą valią. Kai buvo toksai laikotarpis, aš 2 kartus susituokiau su to pačiu žmogumi, nes pirmoji santuokoje tai buvo skirtingi žmonės. Tai man balta, jam juoda. 19 metų ištekėjau. Nieks nemokino, kaip reikia rinkti antrą pusę. Bet Dievas ištikimas, jis viską paverčia, išveda į gerą vis tiek. Jo, džiaugiuosi, turiu 3 vaikus, 4 anūkus. Ir vat ta neapykanta, aš kai išgirdau, kai tikėjau po skyrybų, sako, Dievui nereikia keisti žmogaus. Dievas pakeičia širdį. Ir tu galvoji, ojei, vėl, ta prasme, Dieve, nereikia, nenoriu jūsų bažnyčios, jūsų Dievo. Bet Dievas ištikimas, jis kalba, sakau, Dieve, taip, aš netikiu, bet aš noriu patirti. Ir iš tokios neapykantos Dievas gydė širdį ir antroji santuokoj, kaip ir buvęs vyras įtikėjo. Ir mes galėjom kalbėti iki paryčių. Dabar aš sakau, suprantu, ko reikia moteriai, ko reikia žmonai. Nes jeigu žmonos širdies nėra vyro širdį, jinai negali atiduoti kūną. Būtent kelias vyro į moters širdį yra, į moters kūną yra per širdį, visur dalyvauja širdys. Ir Dievas turi kiekvienam, nes kiekviena santuoka yra unikalus kūrinys. Negali mėgdžiuoti kitų dalykų, kitų santuokų. Kažką jo gali pažymėti, bet Dievas, nes tai yra 2 skirtingi žmonės, nėra tokio kaip tu, nėra tokio kaip tavo antra pusė. Bet kaip bebūtų, bet žmogus, jeigu jis neišsišaknyja pradžioj, tai kaip kūdikis, Dievas keičia tau pampersus, jo, tu pridarai, jis nuplauna, vėl pakeičia, bet paskui ateina laikas, kad reikia pačiam išmokti vaikščioti, pačiam dėl visokių pasiūlymų pasakyti nuodėmei ne, pasakyti tam taip, skirti laiką su juo. Ir va ta audra kaip ateina, ar tu išstovi. Jeigu ne, tai tu žiūri. Tai Dievas nieko nepakeitė, ane? Tai aš noriu būti toks, kaip tada buvo. Laisvas pasirinkimas. Ir antroji santuokai mes 10 metų laukiam, kad aš pastočiau su trečiu, nes norisi to meilės vaisiumi sutvirtinti santuoką. Ir buvo daug persileidimų, ir kai vis dėlto įvyko stebuklas, ane? Buvo tas trečias pastojimas, bet antra pusė pradėjo vėl nešti kitą. Ir aš nuolat tarsi ir pamiršau, kad tai stebuklas 10 metų lauktas. Ir tada aš vėl Dieve meldžiuosi, nes ir nuotaika bloga, ir tiesiog eidavau ir melsdavausi. Sakau, Dieve, tai skausmas, sakau, tik tu gali, nėra kam pasimelsti už mane. Dieve, parodyk, kaip tu gali tą skausmą paversti saldumu, kaip medus, užliek. Aš noriu praktiškai patirti tavo. Neišeisiu iš čia, o buvo pūga, pamary tiesiog. Tai ir ašaras, ir skausmas, nes, kai tu matai, kad tavo antra pusė, jinai nyksta, ta prasme. Ir tas stebuklas, kur 10 metų lauktas jis yra, bet jis jau kaip ir reikšmę prarado. Ir aš išgirdau, kad tau manęs turi pakakti. Tau manęs turi pakakti. Aš esu gyvenimas. Jeigu aš daviau laisvą valią tau ir tavo vyrui,
Tai kokią teisę turi reikalauti, kad jis pasikeistų? Palik, atiduok man ir džiaukis gyvenimu. Su tuo medus užlieja ir tu esi kitoj erdvėje. Tu esi va šitoj. Jėzus sugrąžino mus į Edeną. Būtent į tą trobelę, kur jis. Būtent tarsi čia stalas, kuris sako, priešo akivaizdoj, aš padengiau jums stalą. Ten visokio maisto jūsų sielai. Pasirink apmastyti mano pažadus. Aš tėvas ištikimas, kur niekada tavęs nepaliksi. Meilėje nėra baimės. Jeigu aš bijau, ateina iš įvairių tų, kaip ir Vladimiras sakė, ne, visko mes patiriam. Bet aš atpažįstu, tai ne mano karalystė, tai ne mano maistas. Ne? Situacija rodo, va čia nepavyks, čia sugrius, čia viskas, baimė. Dieve, aš pavedu tau, aš tavo rankose. Tavo rankose mano likimas. Šitą situaciją pavedu tau. Visus kelius pavedu. Tu juos ištiesini. Tai yra tavo atsakomybė, mano atsakomybė pasilikti tavo meilėje. Ir viskas, aš pavedu save Dievui, pasipriešinu baimiai. Ir aš tikiu, kad ir bus taip, kaip žodis sako. Aš neduodu, abejoju, ne? Ir tai gal pradžioj nepavyksta taip, bet aš praktikuoju taip, kaip einu ir duodu mankštą raumenims, iškart neužaugo tavo raumenis. Taip pat yra vidinis raumuo, kuriam reikia maisto ir reikia gėrimo. Reikia žodžio, bet jeigu tik duoną valgysi, užspringsi. Reikia gerti, o gėrimas yra jo meilė. O taip, aš atveriu save tau ir tu įpili mane. Tai dabar, kadangi mes kalbėjom, tai kaip tas kūnas ir siela. Ar Dievas įdėjo kažkokią į mūsų kūną, į mūsų sielą kažkokius poreikius. Ir kaip mes tos poreikius, ar mes neigiam, ar mes rūpinamės tik tai tą dvasią ir tarnaujamų kitų, kaip jums pavyksta mylėti save. Apart to, kai jūs bendraujat su Dievu. Kaip jūs suteikėt meilės savo kūnui, jūsų šventyklai. Kaip? Maitinat? Prausiat? Rengiat? Aleliuja. Tai kai ypač vyrams, jeigu automobilis geros kokybės, tada kūras labai geras, ne? Negalim nausti. Bet, o į šitą šventyklą, į tą kūną, ne? Ar bet ką galim dėti, irgi nuo to priklauso. Mes ekskursiją vienas tik turėjom, būtent su Mikė ir Susan mes važiavom į Aukštaitiją ir turėjom ekskursiją būtent į bityną, apie bites viską. Tai kaip tampa ta išskirtinė bitė motinėlė, kaip karalienė. Bitės pradeda nešti jai kitokį maistą. O dabar pažiūrėkit, taigi Dievas mūsų karalius, mes karaliaus vaikai, Dievas sako, sės prie mano stalo. Jis turi mum padengęs pilną Dievo žodžių tiesos. Tai yra mūsų gyvybės duona, tai yra mūsų maistas. Kaip aš rūpinuosi, ką aš valgau ir po valandos aš jausiu, kokia kokybė buvo maisto, ar aš pakankamai skysčių duodu, ar aš pakankamai duodu poilsio. Ir apranga irgi yra, ne? Malonu būna, kai tai yra Dievo įdėta. Tai pasirūpinti savo nameliu, savo šventykla, tai yra normalu. Pomėgiai, svajones, viskas tai yra iš Dievo. Kažkada mes nusiviliam ir užspaudėm tas svajones, bet einant arčiau Dievo meilės,
Dievas iškelia. Nes būna klausia žmogaus, o kur tu ilsiesi, kaip tau patinka, kur tu atsipalaiduoji. Nežinau, nes visą laiką darė žmogus tai, ką reikėjo, vaikam, tėvam, o atrasti save jame. Dievasgi sukūrė tave unikaliu, su tavo poreikiais, su tavo svajonėmis. Ir jis sako, ir nori pats išpildyti tai. Tai yra kelionė. Bet reikia drąsos pasakyti ne tiems dalykams, kurie vagia tos dalykus, ne? Ir kūrybiniai dalykai, pažiūrėkit, kiekvienam yra duotas talentas. Mesgi skirtingai atspindim Dievą. Vienas tą patinka daryti jam, kaip ir bažnyčia, kaip ir šeimoje, kiekvienam patinka, vienam mano žentui patinka ir jis geba maistą gaminti, dukra daugiau tvarko, vaikai irgi ten prisijungia, net būna tėveliai išeina dekretinių atostogų, o žmona eina, kaip karjeros, nes jinai kažką jau pradėjo. Čia yra dviejų susitarimas. Svarbu, kad būtų pagarba vienas kitam, nes mes negalim būti, meška, jeigu ten yra, zuikis, ne? Kiekvienas atspindi jo šlovę. Kiekvienas daiktas turi savo paskirtį, jis atspindi tam, kam jis, būtent yra sukurtas. Ir aš vieną tokią priemonę turiu, kaip mes atspindim tai, į ką mes žiūrim. Kai Dievas sako, žiūrėk į mane. Reiškės, mūsų siela žiūri ir į kitus dalykus. Ir man labai patiko, aš apmąsčiau, tai kaip, mes tarsi veidrodis, ne? Veidrodis savo širdį. Vitalijau, matai veidrodį? Aha. Mes tarsi veidrodį. Ir į ką mes savo žvilgsnį širdies nukreipiam, ne? Ir mes tą atspindėsim. Tai jeigu situacija tokia ir aš būtent į ją, tai yra virusinis failas, užnuodės mane, baimė, viskas. Dievas sako, žiūrėk į mane. Šitam filme Trobelė, kaip tas valtyje yra vyras ir Jėzus su juo kalbasi ir žiūri į aplinkybę, jam vėl primena velnias būtent tą nelaimę, kai skendo vaikas. Ir ten tarsi skendimas, tu skęsti. Tavo siela eina žemyn, down, o ten yra žemų vibracijų emocijos. Bet Dievas sako, mąstyk apie tai, kas aukštybėse. Aukštybėse yra jo žodis, yra aukštų vibracijų, pripildytas teisumų, jokios kalties, meilė, džiaugsmų, ramybė. Tai sako, žiūrėk į mane, reiškia, aš savo sielos veidrodį nukreipiu į jį, į viešpatį, bet tai vyksta viduje. Aš žvelgiu į jį. Tai, kad jam rūpi, tavo sielui yra pomėgiai, tavo kūnas yra išskirtinis ir jam reikia ir skysčio, ir maisto. Ką valgai, taip jausis. Aišku, ačiū Dievui, kad Dievas sako, kad jeigu net ir nuodų suvalgysi, tau tai nepakenks dėl tikėjimo, nes didesnis tas, kuris manyje. Ir man turi rūpėti, ką aš klausau. Ne kiekviena dvasia tikėkit. Kai jūs klausot pamokslo, jūs stebėkite, ar tai atneša jums ramybės, ar tai yra viltis, ar yra tas džiaugsmas viltingas, kad aš Dieve, kad aš jam patinku. Ir aš esu kelionėje. Jis pradėjo darbą manyje ir jis nuves. Tai, kad mylėti save, tai mylėti tai, ką Dievas įdėjo į tave. Unikalumą. Ir siela, ir kūnas. Ir kada mes pradedam glaustis prie jo širdies, renkamės valgyti iš tėvo stalo maistą, dvasia, siela ir kūnas pradeda harmonizuotis į vieną. Ir mes turim pavyzdį, nes mes sukurti pagal Dievo paveikslą ir pavydalą. Jie yra viena. Jie yra vienoj minty. Jie vienas kitą, pagerbė. Šventoji dvasia, jinai
apreiškia Dievo meilę. Sūnus sako, aš darau tik tai, ką matau tėvą daryti, ane? Tai yra santykis. Taip pat ir mes, dvasia, siela ir kūnas. Svarbiausia yra dvasia. Ten mes esam tokie kaip jis. Ir kai siela eina mokinystės keliu, proto atnaujinimo keliu, maitinu savo sielą, jo duoną, jinai pradeda formuoti tą Edeno sodo būseną. Edenas, vakar sakiau, reiškia pasimėgavimas. Dievas sukūrė, kad tu ir aš, mes galėtum mėgautis jo artumu, jo meilė, jo vienybė. Nes jis paslėpė mus sūnuje, sako, neiškišk nosies. Pažiūrėk, ką mąstai, taip tu ir jausis. Ta tu ir sukuri ir neši į darbą, tu neši į šeimą. Pasirūpink savo būseną, ne? Visame kame. Tu gali net nekalbėti, bet tai, kad tu viduj mąstai, tu taip ir vibruoji, tu aplinkas tokią sukuri. O ta vaivorykštė, kur Martinas rodė, ne? Tai va čia ir yra tas sandoras su Dievu. Ta ištikimybė jo. Ir aš atspindžiu jį. Mūsų kelionę. Pažinti jį ir tapatinti save su juo, kad mes būtum viena. Jis jau mato mus vieną, bet yra laisva valia dėl mūsų sielos. Nes jeigu aš kažkur slėpsiu savo ten geidulius ar kažką, melą kažkokį, aš blokuoju tėkmę jo meilės į tą sritį gyvenimą. Dievas nori, kad tu būtum atviras ir atneštum viską, nes tik jis sukūrė, jis žino, kaip su tuo susitvarkyti. Būtent jis padės, šventoji dvasia duos pajėgumą, nes aš ir tu, mes leidžiam jai ištraukti tos nuodingus šaknis. Kai nuodai susijungia su Dievo meile, jie tampa aromatu. Tai proto atnaujinimas. Kas eina to keliu? Mes jau perėjom su mūsų grupelė pačią pirmą dar buvo. Tai va, Astrulutė, Nemira ir Danguolė, mes esam toj grupelėje proto atnaujinimo, kur mes jau perėjom 4 lygius yra dar dvasia, siela ir kūnas. Ir atrodo tiek kalbi, bet kai pradėjom šitą dalyką, 1/3 manyje tokia kaip Dievas, tai taip įpareigoja, pagarbiai būti. Ir tai nuostabu. Sakė, aš aprengiau tave karališkais rūbais, uždėjau tau karūną, užmoviau tau valdžios žiedą. Aš papjoviau nupenėtą veršį, gausiai padengė tau stalą ir įvedžiau tave į puotą. Mes įvesti į tą puotą meilės. Sako, tik ateik ten su baltu apsiaustu, su teisumo rūbu. Nes kitaip tu negali mėgautis, nes velnias tave kaltina. Nuodėmės tau nori priploti, o tu esi nuplautas jo krauju, balčiau už sniegą. Ir nuolat, kai tu kramtai, kai tu apmastai jo žodį, tau duota pažada, vyksta ta medžiagų apykaita. Nuolat kraujas nuplauna. Ir mūsų organizme taip sukurta, kad kraujas prasiskverbia visur ir nuplauna, nes joje yra viskas, kas reikalinga. Ačiū Dievui. Dabar daug labai kitose denominacijose kalba apie nuodėmę, kaitlės bažnyčioj, jeigu nekalbėsim apie nuodėmę, tik meilė, seilė ir visi ten. Ir viskas taip ištieš. Man labai patiko girdėti tokį apibūdinimą, kad nuodėmė tai nepataikyti į tikslą. O koks tikslas? Koks buvo Dievo tikslas, kai jis sūnų nukryžiavo, leido nukryžiuoti, kad mes savo visą įniršį
užmestum ant Jėzus. Apspjaudytas, numuštas. Tai aš ir tu kartu visoje žmonijai buvom ir mes atmetėm. Jis savo meiliai prarijo šitą mūsų įniršį, tą neapykantą ir vat, jis teisus. Teisus eina kartu su atleidime. Kai vaikšto teisume, vaikšto atleidime. Dabar nuodėmė. Ką reiškia Dievo? Taigi Jėzus ir atėjo užpildyti tą nuodėmę. Ir jo tikslas yra. Kas pasakys? Kad mes pasiliktume teisume. Taip. Užne gyvenimą gyventume. Taip, taip. Bet aukščiau visko kas yra, ne? Ramybė, ten teisumas, džiaugsmas, ten, bet aukščiau šitų visų dalykų va. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis, meilė, šis trejetas, bet didžiausia iš jų yra meilė. Tikslas, vardant ko buvo čia auka, kad sugrąžinti mus prie Tėvo širdies. Tikslas yra meilė. Ir mes kalbėjom, kad gyvenimas be širdies pripildytos meilės yra mirtis. Tai tikslas yra pataikyti į 10, pataikyti į meilę. Tikslas yra meilė. Tai nuodėmė, tai visa tai, ką aš mąstau ir darau, ir nepataikau į tikslą. Ane? Aš tai darau, kad šlovę savo, aš teisi savo, bet aš prasilenkiu. Aš nepataikau į tikslą. Ne to, kad aš jau ten, nes, kad nuodėmė tai jau padarimas kažko. Visų pirma ateina mintis. Aš kažką apmąstau. Kad kažko, velnias sako, o tau nedavė, kaip ir Adomui. Ievai sako, jo, tai čia yra pažinimo medis. Kai sužinosit, būsit kaip dievai. Iškės abejonė pasėjo, kad kažką Dievas jums nedadavė. Ir vat, čia, kaip faina apmastyti, ne? Nepataikyti į tikslą. Tai daryti be širdies. Aš čia žinau, kaip sutvarkyti. Aš čia tobulai galiu tarnauti, bet jeigu iš mano širdies netekės meilė, kur žmogus ir taip apčiupia, be jokių žodžių, tai tuščia. Tai yra nuodėmė. Aš galiu tarnauti, užsitarnauti. Visus teisti, visur šokdinti palei save. Ir aš esu nuodėmėj, nors esu bažnyčia ir tarnavime. Bet tu gali būti, bažnyčia yra tai, kad aš esu santykyje. Aš jau visų viduj mano bažnyčia. Eik į maldos kambarėlį, užsidaryk. Va tas maldos kambarėlis, ta bažnyčia, nes tai yra nuotaka, taip bažnyčia. Tai aš turiu jaunikį, aš einu į pasimatymą su jaunikiu, aš einu į jo žodį, o pasimatymę mes laukiam jų, nes ten vyksta žodžio maina ir ten mes patiriam, aš esu priimtinas, kaip Vitelis sako, ir aš jaučiu gerą jausmą. Ir aš esu priimtina, kai einu į pokalbį, į bendravimą. Ir pataikau į tikslą. Leidžiu jam mylėti save. Iš jo pusės viskas paruošta. Jis nori dalyvauti kiekvienoje tavo gyvenimo srityje. Sako, paimk mane. Nes mes turim Kristaus išmintį. Kristaus išmintis manyje, Kristaus protas manyje ir tavyje. Ir ten yra sprendimas. Tiesiai 10. Jo. Jo, tai pasirodo, kad aš galiu laimėti visą pasaulį. Bet jeigu be širdies, aš nepataikau į tikslą, aš pakenkiu savo sielai, tai yra tuštybė. O ta pasmyti, viską, ką darom, aš užsiėmus, aš neturiu laiko, aš jau savo tai kalbu. Aš jau išmokau dabar, skubėk lėtai, visur, kur aš darau, jeigu einu į šiltnamį, visur aš imu kažkokį pamokslą, mokymą, aš imu užrašus ir tarp kitko tai, ką aš darau, jeigu tai liečia širdį, aš kalbuosi, Dieve, aš pavedu tau širdį. Aš jau,
Nes atsakomybė daug, aš mokinuosi tokį dalyką, nu, pažiūrėsim. Taip, aš noriu be nieko, ta prasme, aš ir čia noriu tiesiog į stovyklą atvažiuoju, noriu ilsėtis. Bet aš žiūriu, kad, nu, aš čia ir dirbu tą darbą, kur turiu per telefoną ir man tai, ką aš visą mėnesį įrašinėjau dėl seminaro, dabar man reikia perkelti, tai yra darbas būtent čia. Nu, ir ilsiuosi ir... Nu, kažkur lieka ten 4-5 valandas pamiegot, bet aš išmokau, sakau, Dieve, bet aš turiu papildymą iš dvasinės sąskaitos, aš ten nueinu, tavo kraujas manyje, ane, aš viską turiu, tavo protas, Kristus, ne dėl mano pastangų. Taip, bet Dieve, aš mokinuosi gerbti savo kūną, nes kūnui reikia poilsio. Bet aš imu tą poilsį iš jo, aš mokinuosi, aš praktikuoju, nes jis sako, bijok neįeiti į poilsį, ne? Tai ne tik tai, kad aš guliu, aš nuolat galiu būti tame poilsį ir laukti iš dangaus, bet yra atsakomybės, yra, nu, Dievas nukreipia judančią koją. Aleliuja. Jo, ir dabar kodėl tai normalu? Nes kitiem tai labai taip keista, kad tu į viską žiūri, sakai, interpretuoji, komentuoji Dievo žodžiu. O šitoj situacijai Dievo žodis yra taip. Nu, bet mes esam vaikai, mes kitą tėvą turim. Atsimenat, kaip Jėzus fariziejus, ne? Ten kas tu toks, kad vadini Dievą savo tėvu. O Jėzus pasakė, atidarykit kas nors Jono 8:44. Perskaitykit, ką Jėzus pasakė. Jono 8:44. Jūsų tėvas velnias ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą jis kalba, kas jam savo, nes jis melagis ir melo tėvas. Jėzus apibūdino, ane, reiškia, pagal žmonės galima apibūdinti, tai kasgi tas tėvas. Bet mes perkelti, mūsų tėvas irgi buvo velnias, nes mes planavom, konkuravom, lyginom save, bet už tai Dievas sako, atnaujink savo, nes tai supuvęs mąstymas. Tai kaip iš šaldytuvo padedat maistą ir jis po kažkiek laiko pradeda pelyti, nereikia slėpti tų dalykų. Iškelti, atnešti šviesą. Dieve, išsižadu to supratimo. Dabar aš turiu Kristaus protą. Dabar aš noriu mąstyti taip, kaip tu. Aš noriu atspindėti savo tėvą. Ir tai yra normalu. Nes teko atrasti bažnyčią, tai yra būtent ta bendrystė. Ir mes, kai pradėjom prieš 6 metus studijuoti Biblijos koledžą, eiti proto atnaujinimą. Mes taip pradėjom skanauti tą žodį per proto atnaujinimą, per Biblijos koledžą, kad kur mes susitinkam, po to mes einam valgyti, mums gera kalbėti apie jo žodį, mums gera toliau valgyti jo žodį. Ir mes toliau pasimėgavom. Bet daugeliu bažnyčių, kiek teko praeiti, nes tu tik bažnyčioj, ten aleliuja, taip yra artumas, bet jeigu mes kažkokią veiklą turim už, visokias nesąmonės. Ir tu taip galvoji, palauk, kažkodėl mano širdis jaučiasi purvina. Nes, mes intriguot pradėjom, juokeliai tokie. Tai žiūrėkim, kur mes būnam. Nereikia mums įtikti kitiem žmonėm. Ieškokim savo, atitinkami, nes rūpi, Dievui rūpi, kad mes būtum meilėje, kad mes nuolat būtum toj būsenų.